Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Tai ką, šiandieną jau šeštadienis ir mūsų pasivaikščiojimas po adventinę Klaipėdą baigėsi prisėdimu ant suoliuko. Paskaityk mums Evangeliją pagal Luką. Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpatės motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpatės jai pasakyta. Girdėjote viešpatės žodį. Šlovė tau, Kristau. Šiaip, aš tikrai labai norėčiau, kad šios dienos pašnekiusi vadovautų brolius Astijus, bet aš tiek savo nuostabą prieš tai dar išreiškiu, žinot, to Dievo sugebėjimų, kabutėse, ir norų dalyvauti žmonių istorijoje. Jis ateina kūnu į mūsų istoriją, jis įsikūnija. Ir mums belieka atrasti savo vietą kiekvienam iš mūsų toje Dievo istorijoje, kurioje mes dalyvaujame. Ir tas nuostabus dialogas, pokalbis, kurį perskaitė Evangelijoje, tikrai reikalauja gilesnio tokio žvilgsnio, galbūt esi tu kaip jau gilus toks. Gilus. Iš tiesų šiandien yra šeštadienis. Ir šeštadienis ir tokia laisva diena. Ir būtent Evangelija mus paskatina aplankyti kažką. Ir Marija lanko šventą Elzbietą, bet tas aplankymas truputį yra kitoks. Ir galbūt mums reikėtų pagalvoti, Marija jau yra pastojusi Kristumi. Kristus dar nėra gimęs, bet jis yra tarsi Marijoje slaptoje. Ir galvoju, kad mes šiandien, šį šeštadienį, galbūt ir likusias dienas iki Kalėdų, net ir per Kalėdas galėtumėm, aplankant savo artimus žmonės, giminės, draugus, atnešti ir tą Jėzų, galbūt paslėpta, dar žmonių neatrasta, bet kai tu pasveikini žmogų iš širdies, kaip Marija pasveikino Elzbietą, tame žmoguje kažkas šoktelėjo iš džiaugsmo. Ir iš tiesų, kai susitinka senai besimatę draugai ar giminės, tarkim, per tas Kalėdas bus, ar dar kokia proga, iš tikrųjų toks yra džiaugsmas. Todėl aš linkiu šį šeštadienį ir ateities dienose aplankyti, bet tas aplankymas toks truputį, kad kitoks, gilesnis, kad būtų pažymėtas Kristumi, ta išganimo, meilės, gailestingumo ir ta šviesos dvasia. Ne vien susirinkti, atsinešti kokią butelką, ten pyragas, dar kažką, bet žmogui svarbus yra žmogus, o vaišės po to. Tai nepraraskime tame susitikime taurumo ir kad viešpats būtų susitikimo dalyvis. Šiaip mes dabar pats metas tikrai yra dar nepavėluotai, turime kalbėti apie susitikimų kultūrą. Ir susitikimas labai svarbus yra dalykas. Ir mes turime tikrai įveikti daugelį savydalykų. Kartais mes neiname kito lankyti, galvodami, kad jis toks ar ne ir toks yra. Bet kartais Dievas, ir ne kartais, o dažniausiai Dievas veikia ir per mūsų netobulumus. Taigi būkime kartu, lankykime vieni kitus, ne vien tik tai ligonius,
bet ir savo draugus, ir būkime palaiminti. Ir tas apsilankimas tikrai padovanoja džiaugsmą. Jo, jis praturtina, ne? Jis praturtina. Tai ir mes, vaikštame po Klaipėdą, norime jūs praturtinti ir savo įžvalgomis, ir savo šypsenomis. Būkite palaiminti ir viešpatės apkabinti. Džiaugsmingo šeštadienio. Amen. Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Jeigu šis pokalbis praturtino jūsų mintis ir sielą, prisidėkite prie mūsų kelionės. Sekite mus, spauskite patinka, komentuokite, dalinkite su artimaisiais, kad kartu kurtume vilties bendruomenę.